Ar žinote, ką galite pakeisti vienu mygtuko paspaudimu? Galite dalyvauti skelbiamuose pirkimuose ir ženkliai praplėsti savo įmonės potencialių klientų ratą. O tos organizacijos, kurios vykdo neskelbiamus pirkimus, gali susirasti jūsų įmonę ir pasiūlyti bendradarbiauti. Pabandom? Tiekėjų dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose. Norėdami dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, pradžioje turite prisiregistruoti prie Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP-IS. Norėdami prisiregistruoti, turite užpildyti registracijos formą CVP-IS puslapyje pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP-IS yra nemokama. Svarbu, pildant registracijos formą, pasirinkite tik tiekėjo narystę. Registracijos anketoje užpildykite privalomus laukus, užpildykite informaciją apie organizaciją. Organizacijos kontaktinė informacija ir informacija apie administratorių, kuris dirbs su viešaisiais pirkimais. Atkreipkite dėmesį, kad telefono numeris turi būti įvedamas su tarpais tarp skaitmenų, kaip nurodyta pavyzdyje. Organizacijos kontaktinė informacija bus matoma tik organizacijos profilyje. Informacija apie registracijos patvirtinimą, pakvietimai dalyvauti pirkimuose bus siunčiami administratoriaus elektroninio pašto adresu. Užpildykite administratoriaus prisijungimo duomenis. Naudotojo vardas sistemoje yra unikalus. Jeigu neleidžia įsaugoti duomenų nurodytų naudotojo vardu, pridėkite papildomą simbolį prie pasirinkto naudotojo vardo. Slaptažodyje rekomenduojame naudoti specialųjį simbolį žvaigždutę. Pažymėkite, kad susipažinote su CVP-IS taisyklėmis ir sutinkate jų laikytis. Paspaudus mygtuką Įsaugoti, pasirinkite, ar nerodomas klaidos pranešimas dėl netinkamai užpildytų laukų. Registracija CVP-IS patvirtinama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Norėdami prisijungti greičiau, galite kreiptis telefonu +370 5219 7002. Apie registracijos CVP-IS patvirtinimą administratoriaus elektroninio pašto adresu, nurodytų registracijos anketoje, gausite registracijos patvirtinimo laišką ir visą tiekėjams skirtą mokomąją medžiagą, padedančią dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Gavus registracijos patvirtinimo laišką, prisijunkite prie sistemos ir patvirtinkite, kad sutinkate su naudojimosi CVP-IS taisyklėmis. Centrinėme viešųjų pirkimų portale CVPP viešinamus viešuosius pirkimus galite rasti adresu cvpp.eviesiejipirkimai.lt arba savo CVP-IS paskyroje paspaudus viršuje esančią nuorodą Viešieji elektroniniai pirkimai. Skelbimus galima rasti pagal pirkimo pavadinimo raktinius žodžius, pirkimo vykdytoją ar pagal BVPŽ klasifikatoriaus kodus. BVPŽ reiškia bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. BVPŽ kodai – tai raidiniai ir skaitmeniniai kodai, kuriuos valdžios institucijos naudoja per viešuosius pirkimus įsigyjamoms prekiams, paslaugoms ir darbams apibūdinti. Naudodamos BVPŽ kodus, organizacijos gali efektyviau klasifikuoti ir nustatyti pirkimo galimybės. Dėl to perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams lengviau ieškoti atitinkamų konkursų pasiūlymų. BVPŽ kodai leidžia užtikrinti geresnę komunikaciją tarp pirkėjų ir tiekėjų, nes kodas pateikia tikslę prašomo produkto ar paslaugos specifikaciją. Išsiskleidusiame BVPŽ kodų medyje galite pasirinkti kodą pagal pavadinimą. Suradus dominantį pirkimą, paspauskite ant pirkimo pavadinimo, atsidariusiame lange paspauskite mygtuką Priimti kvietimą ir pirkimą jau matysite savo CVP-IS paskyroje. Šiame bandomajame pirkime galite priimti kvietimą ir išbandyti pasiūlymo teikimą pasirašant jį kvalifikuotų elektroniniu parašu.
Dar kartą atsidariusiame naujame lange paspauskite priimti kvietimą ir įveskite CVPIS prisijungimo duomenis. Prisijungę prie savo CVPIS paskyros skiltyje Mano pirkimai matysite pirkimą, kuriame priėmėte kvietimą dalyvauti pirkime. Pasiūlymai CVPIS teikiami paprastai. Tam užtenka 3 žingsnių. Priimti kvietimą dalyvauti pirkime, paspaudus mygtuką Prisegti dokumentus, įkelti pasiūlymo dokumentus ir paspausti mygtuką Pateikti pasiūlymą. Dalis viešųjų pirkimų yra neskelbiami. Neskelbiamuose viešuosiuose pirkimuose tiekėjai gali dalyvauti tik gavę iš pirkimo vykdytojo pakvietimą į konkretų pirkimą. Kvietimą dalyvauti neskelbiamame pirkime matysite savo paskyroje Naujų pirkimų skiltyje. Mano pirkimai skiltyje naujas pirkimas bus pažymėtas voko ženklu. Apie kvietimą dalyvauti pirkime pranešimą gaus ir organizacijos CVPIS naudotojai pranešimų skiltyje. Jeigu norite gauti priminimus elektroniniu paštu apie CVPIS gautus pranešimus, skiltyje Administravimas naudotojų profiliai pasirinkto naudotojo kortelėje pažymėkite, kokius priminimus norite gauti. Norėdami dalyvauti neskelbiamuose viešuosiuose pirkimuose, į kuriuos pirkimo vykdytojai kviečia tik pasirinktus tiekėjus, savo CVPIS profilio skiltyje Administravimas, organizacijos administravimas, siūlomi produktai paslaugos, paspauskite nuorodą Redaguoti ir įtraukite įmonės veiklą atitinkančius BVPŽ kodus. BVPŽ kodus galite rasti paieškoje pagal veiklos pavadinimo raktinius žodžius. Informavimo elektroniniu paštu nustatymai. Naudotojai gaus priminimus apie kvietimus dalyvauti pirkimuose bei kitus CVPIS gautus pranešimus ir į elektroninį paštą. Pasirinkite pridėti BVPŽ kategoriją ir atlikite kodo paiešką pagal pavadinimo raktinį žodį. Pažymėkite tinkamą BVPŽ kodą ir spauskite mygtuką Pridėti pasirinktas kategorijas. Galite įtraukti tiek BVPŽ kodų, kiek atitinka jūsų vykdomą veiklą. Pirkimo vykdytojai, ieškodami tiekėjų, gali juos surasti pagal įmonės pavadinimą, įmonės kodą ar BVPŽ kodą. Įtraukus aukštesnės kategorijos BVPŽ kodą, automatiškai pirkimo vykdytojas ras jūsų įmonę ir pagal po šiuo kodu esančiais BVPŽ kodais jų papildomai įtraukti nereikia. Norėdami gauti CVPP paviešintų skelbimų RSS prenumeratą elektroniniu paštu, turite ją užsisakyti CVPIS puslapyje. Rekomenduojame RSS prenumeratą užsisakyti naudojantis Google Chrome naršyklę. Svarbu prieš užsakant prenumeratą dėl pranešimų darbalaukyje įsidiegti pažymėtą RSS Feed Reader įskiepį. Turi būti įdiegtas vienintelis įskiepis RSS Feed Reader. Jeigu įdiegėte kelis įskiepius, juos išdiekite ir įdiekite tik pažymėtą įskiepį. Skelbimus galite prenumeruoti pagal pirkimo BVPŽ kodą. Išskleiskite BVPŽ kodų sąrašą paspausdami pliuso ženklą. Pasirinkite dominantį BVPŽ kodą ir paspauskite nuorodą. Jeigu prenumeratos peržiūroje nematote jokių skelbimų, tai reiškia, kad pagal jūsų pasirinktą BVPŽ kodą CVPP nėra paskelbtų aktyvių pirkimų. Pasirinkite Default Application, kad skelbimų prenumerata būtų automatiškai įtraukiama į Microsoft Outlook programą. RSS prenumerata automatiškai įtraukiama Microsoft Outlook programoje. Darbo su CVPIS klausimais galite kreiptis elektroniniu paštu pagalba@vpt.lt arba telefonu +370 5219 7002.